Suvalkija Sūduva Lietuvos etnografinis regionas kairiajame Nemuno krante, apimantis didžiąją Lietuvos užnemunės dalį. Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Šakių ir Vilkaviškio rajonus, Kauno rajono pietinę ir Prienų rajono vakarinę dalis. XIX amžiaus pabaigoje vakarinėje regiono dalyje vartojamų kapsų ir zanavykų šnektų pagrindų susiformavo dabartinė bendrinė literatūrinė lietuvių kalba. Sūduvos širdis Marijampolė, patrauklus ir žaliuojantis miestas, kuriame gera gyventi, dirbti ir kurti ateitį. Miestas atpažįstamas dėl čia gyvenusių garsių istorinių asmenybių, prisidėjusių prie Lietuvos nepriklausomybės kūrimo, pasaulinio garso asmenybių, puikių muzikos festivalių, sutraukiančių įvairių sričių meno gerbėjus. Ir žinoma, patrauklūs esame dėl išskirtinės marijampoliečių tarmės. Pažvelkime į dainų šventės istoriją. 1927 metais įvyko pirmoji Marijampolės dainų šventė. 1937 metais surengta apskrities dainų šventė. 1960-aisiais Marijampolėje vyko rajonų dainų šventė, kurioje dalyvavo 20 mišrių chorų, 16 vaikų chorų, 27 liaudies šokių rateliai, 20 vaikų šokių ratelių, 6 skudutininkų ansambliai, 10 kaimo kapelų, kanklininkų ansamblis ir jungtinis pučiamųjų orkestras. Dainų švenčių tradicija čia buvo tęsiama ir vėliau, periodiškai nuo 1974 iki 1997 metų. 2002 metais Lietuvos nacionalinio kultūros centro iniciatyva Marijampolėje surengta eksperimentinė mažoji šokių šventė Gyvybės žalias medis. Dainų šventės istorijoje visada Sūduvos kraštą garsino gausybė meno kolektyvų ir kūrėjų. Tarp jų ir šiandien žinomos pavardės. Puikios choreografės Virginija Sagulina, Alina Kvietkauskienė, Irena Šunokienė, Ligita Gedminienė ir kiti. Chormeisteriai Mindaugas Radzevičius, Virginija Junevičienė, Pranas Paviljonis, Laima Venslovienė ir kiti. Orkestrų vadovai Audrius Pučinskas, Antanas Ziegoraitis, Donatas Ziegoraitis ir daugelis kitų vardų ir pavardžių, kurios savo kraštui teikia kultūrinį svorį. Man dainų šventė tai didelis bendrumo jausmas, kai tiek daug žmonių savo gimtąją kalbą dainuoja dainas. Labai smagu yra pasijusti dalimi viso to. Dainų šventė man tautos vienybės jausmas. Ir aš džiaugiuosi, kad ketvirtį amžiaus esu dainų šventės dalimi. O man dainų šventė tai yra spindinčios žingeidžios vaikų akys, vienu ritmu plakančios širdutės, nepailstančios kojytės. Kai tik pradedam repetuoti pirmas dainas, šokius, aš jau iš karto juos matau tame žaliame, kvepiančiame Bernardinų sode. Ir labai tikiuosi, kad vaikam tas įspūdis toks pat neišdildomas bus kaip ir mums visiems. Dainų šventė tai tautinio šokio viršūnė, nes mūsų visų tikslas paruošti savo šokėjus ir juos pateikti, kad tautiniai šokiai bus labai smagu šokti. Ir jausmas šventėje yra nepakartojamas. O man šventė tai daugelio metų kulminacija, kai tūkstančiai šokėjų ir dainininkų pakyla aukščiausiam lygiai ir visų plaka širdis vienu ritmu. Dainų šventė tai kaip kelrodė žvaigždė, kaip atskaitos taškas nuo darbų iki švenčių, kaip 4 metai pasiruošimo, emocijų, lūkesčių, jausmų, tai kaip sportininkams olimpiada, taip ir mums šokėjams dainų šventė. Dainų šventė tai jausmas, kai tu gali atstovauti Lietuvą, kai tu esi Lietuvos širdyje, kai tu šoki savo ir Lietuvai.
Dainų šventė tai tautos vienybės šventė, kurioje susitinkame drauge, džiaugiamės vieni kitais ir meno kalba išsakome tai, kas mums svarbu, kas mums rūpi. Dainų šventė šimtmetis, todėl didžiausia pagarba ir dėkingumas jos kūrėjams, puoselėtojams ir šiandienos dalyviams. Dainų šventė tai yra svarbiausias šalies kultūrinis renginys, kuriame mes pristatome 4 metų veiklos rezultatus, bendraujame su bičiuliais ir su pasididžiavimu reprezentuojame savo miestą. Susitikime šimtmečio dainų šventėje. Marijampolė – regiono širdis, kurioje kultūra yra vertybė, suteikianti galimybę pajusti kūrybines galias, pasinerti į meno pasaulį, atsigręžti į savo krašto istoriją, bendrauti, pamatyti ir parodyti, kad turime kuo didžiuotis.